Antras ir trečias staliukas gavo po 1 balą ir nugalėjo 4 stalo kapitonas. Vardas. Ir dabar noriu pakviesti, kadangi kaip ir girdėjome, pats geriausias šio vakaro komandos kapitonas yra Vincas. Prašau jį atsiimti diplomą. Aš nežinau, ar prašau, įtikinėsit, kadangi tas, kas skaičiavo balus, įteikė diplomą. Prašau, sveikinat. Pirmiausia, aš pasveikinsiu. O dabar atsiimsiu. Ačiū. Kaip sekėsi jums su balsavimais? Ar buvo vienbalsiai numatyta, ar irgi balsai pasidalino? Vienbalsiai buvo geriausia vertinta išrinkta Nijolė. Šio vakaro geriausia vertintoja yra Nijolė. Įteikite jai, kadangi jūs sakėte. Ačiū. Sveikinam. Jį besveikinam. Prašau. Nu ką, jūs tokį prizą gavus, nepasakyti žodžiu. Aha, aš iš tikrųjų noriu padėkoti šeimininkams, noriu padėkoti kompanijai, kuri veda šitą vakarėlį. Iš tikrųjų, fainas penktadienis. Dar mes turime raudonosios dėžutės savininkę, kviečiame pas mus. Susirikiavo. Balai vienašališkai 3 surinko 3 komandą. Taigi, 3 komandos ekspromtų dainos atlikėja yra Sigita. Sveikiname. Prašau, įteikit, kadangi jau jūs skaičiavot balsus, o kad korupcijas prašau. Mes taip pat sveikiname jūs, nugalėtojas. Sveikinam, Aš norėčiau labai padėkoti visiems, kas šiandien nepagailėjote laiko ir važiavote su mumis. Labai ačiū. Aš jūs mačiau gal kai kuriuos prieš metus, gal kai kuriuos prieš 2 metus, kai kuriuos prieš mėnesį mačiau. Bet žinokit, iš tikrųjų laukiu vėl tos dienos, kada mes vėl pasimatysime. Taip, taigi kviečiame geriausios dainos atlikėją atsiimti savo prizą. Premiją. Dainavimą Remigijai įteikime taip pat apdovanojimą. Prašom. Ačiū. Na ir mūsų pirminės, kaip sakiau, patirkavimo bendruomenės atributas. Prašau. O dar gal kažką pasakysit? Ačiū. Tikrai taip. Ačiū visiems už tokį šaunų vakarą, kurio tikrai nesitikėjau. Kuri šiandien dienai turi mažiausią balų, o jinai yra padiezas, kviečiam atsiimti paguodos prizą. Prašau. Na ir gal ką nors norėsite pasakyti? Taip, būtinai. Neskaičiuje esmė kilogramuose. Visapusiškai. Ačiū labai. Taigi, Čia mūsų. labai dėkoju visiems čia gražiai sudalyvavusiems ir mūsų pirmoji dalis baigėsi. Taigi, karaoke konkursas, kai kalba širdis,